Sveiki! Laidelė, oranžinis karutis. Vėl su jumis. Nepalaid. Sveiki, arbūziniai. Ką, ruošiamės daigų pasodinimui. Apsižiūrėjau savo plotelį. Ką, plėvelė. Mat ir duobutės dar tebėr, viskas tvarkoj. Plėvelę dar paliksim tą pačią. Trečiam sezonui. Ir jau čia vietų paplyšusių, kur su trimeriu ar su žoliapjove pravaryta, bet daugumoj gerai. Nu čia ir, bet čia tą plotą patvarkysim. O čia šiandien pasodinsiu kokius 4 daigus, nes jau yra po atostogų čia mano išvykė mažių grįžau, radau, kad jau tokių nemažą ūgtelėjusių. Šiau į lauką. Jau iš tikrųjų prašuosaniai keliauti laukon. Nebegalo nei jau bekintėt, jau nusrek būtina sudinti. Pažiūram, čia kiti daigiuką gan normalus, nes čia nebuvo tų didžiųjų užgošti. Tus didžiusius aš jau va iškrapščiau čia. Jau pomidorus nenoriu užgošti. Tai jau nemažai tų didelių daigų, bet šiandien pasodinsim dar ne visus. O, tai darame gal čia būt. Nes taip aš sodindavau tik apie birželio 10 į lauką. Jau praėjus visom šalnom, nes labai jau jautrus tom šalnom. Pernai birželį pradžią tai tikrai atsimenu, kad buvau naktų minusėnių. Kad pernai aš išnešiau tik kažkur apie birželį vidurį. Jau pasodindavau, jau niek nebesdungstydavau ir tiesiog palikdavau. Šį metą matau, kad reiks pabandyti pasodinti anksčiau. Šiandien birželį 1. Pasodinti. Jeigu kažkiek gal reiks ir uždengti, nes naktis vis dėlto vis tiek įviesis. O kad arbūzus pats augtų tas daigs, reik bent 15 laipsnių temperatūras. Tai dėl to manau, kad uždengsim dar tus daigelius. Bent jau naktim tikrai, per dantį tikrai aš kiekvien dantį nevažiuosiu atidinginėti. Galbūt dar ir uždengti. Taiku, kaskim dobeles. Paruoškiam manim vitikę ir bandinkiam sodinti. Pažiūrėkiam, žemė rodo, kad įšėlus 22 laipsnius. Galbūt. Bet drėgna, nu jo, šlapi žemė. 22 laipsnių, o nedaugoka. Čia teisinga rodo. Tai jo, merksami. Šaltą bundelį. Pažiūrėsim. Ai, nu jo, kremta temperatūra. Iš karto. Iš kruoda, tu čia teisinga. Gera. Kruoda. Nu ko. Keliaujam tolyn. Galim sodinti. Tai šiandien mus 3 daigelius pasodinsim. Čia teisiuoju į
Kiek galbūt sėmėm ten iš šoną, čia to tiesiojo bus lengviau apdengti. Nes dar nebuvau pasiruošęs čia prikilinėti, bet kadangi jau prašuos į lauką, tai bent jau 3 šiandien ir pasodinsim. Tai va, turim vitaminų, žaliasiokų. Ruošiamės. Va, aš tiesiog va, dėlgelis, visokie švieži žolėki, kad yra paskatins azotą. Tokius turiu dar žemės. Dėsma va, azotų. Pamaišysime čia su žemė, dar dedu paslaik žuvų miltų. Kažkiek savo reikia. Pridariam žuvų miltų, čia da prasimaišau. Ir ton bandysim išlaisvinti. Dabar galvoju, ar te pavyks išimti. Ar reiks vis dėlto pjauti. Nu, pamatysime. Nu, nenoriu šaknyną draskyti. Tai tiesiog prapjaus. Tai maišelį čia negaila. Ir išsilukštensiu nandailę. Kadangi mano čia neįtor žemė daug, apie porą litrų gauna žemė. Jens va čia drosė, anan perkelsma. Toks va gražus keksiuks keliaus į savo veitelę. Vat, turim jau veitelį ir kadangi jau virkštis ir gan nemažas, reikės turbūt susirasti iš pernai tokį ir anan biškį priseksma, kad vis laba neblaškytų. Aišku, neprisma augo šuno, o tiesiog kad neturėtų galimybės daug iš šonus blaškytis, nes viesanus suplak, kad prailgėda tos virkštis. O čia daigiukas irgi keliaus į savo vietelę. Tokia pat procedūra. Žolikės, žuvų miltų, žemių, o paskui palaistysim. Va, gražiai jau savo vietelės. Dabar esam dar palaistyt. Pagaminsime mišinuką su skatant prigijimą. Toks vat į litrą bent toks šaukščiuks dedas. Vat šaukštėlis dedas į litrą. Tai aš čia nežinau. Ant visų žiūrėsiu, kiek aš čia 10 litrų. Ant visų gal užteksiu. Pasipėsiu 10 litrų. Žiūrėsim. Palaistėm ir iškels klausimų, kiek nusrėk laistyti paskui. O kiek laistyti, kas čia žen, jeigu šeltnamie vat augintumėm, tai ten, aišku, pastovė reikėtų laistyti. O laukia, kad turėm, tai viskas priklauso nuo mūsų. Bus suplanavus mums šią vasarėlę. Nes pernai pasodinau. Ir kiekvien kartą gal dalaisčiau, nes to litaus vis buvau, kiekvien savaitę vis nulydavo, o kiek iki daugiau, tai nebuvau kad laistyti. Nors prieš tai metus, kai buvau pasidėlis,
buvo tokių karštų savaičių, tai palaistydavau į savaitę kartą. Taip gerą palaistau. Nu, aš turiu ton matuoklį, kur rodo drėgmę temperatūrą, tai jie kasonau pasitikrinu. Bet taip tai nerek persistengti su to laistymu, jeigu gamtulį to litaus, taip mums čia nepagaila. Tai kas turit jau panašaus dydžiaus daigelius, jau galima į lauką keliauti. Jau reikėtų, o jei daigiukai va dar tokie, dar reik nusiminti, dar laiko turim, dar savaitę, dvi, dar galim laukti iki lauko iškeliavimo. Tie šitą jau irgi greit norės į laukelį. Tai reikia žiūrėti palei daigus. Reikia neperlaikyti, taip rekomenduojam ir apie 30-35 dienas išlaikyti vazonėliuose ir jau tada keliauti į lauką. Nu, mano ten tie buvo anksčiau ir jau kažkas tiek praėjo laiko. Tai dabar šitos irgi dar kaip savaitėlę palaikysim. Nu, tai kiti čia vėliau ir sudaiginti buvo, ne visi vienodų metų. Iki kitų pasimatymų, stebim toliau arbūziukų augimą. Sėkmės jum, bus tų arbūzų, spauskit like ir susitinkam kitoj laidelėj.